Pirmiausiai tai atsiprašau dėl balso, esu mažumėlę užkimusi, gal kaip nors prisikalbėsiu. Bet jeigu ne tas mano balsas, kuriam iš tiesų esu dėkinga, nes buvo kitoks, tai čia aš tikrai nestovėčiau. Tikrai esu labai džiaugiuosi, kad teko pažinti profesorių Merkelį Račkauską ir bendrauti ir šiek tiek pagelbėti. Na, bet tai buvo taip labai seniai, dar prieš 21 amžių. Ir, iš kitos pusės, kaip tik todėl ir labai gerai viską prisimenu, nes kai žmogus senyn, tai jaunystės vaizdai visada ryškesni. Taigi pradžia buvo tokia, vieną tą seniai buvusią žiemą, prieš pat Kalėdas katedroje, universiteto klasikinės filologijos katedroje, kadangi buvau antro kurso studentė ir šiek tiek dirbau pačioje katedroje, tai dėstytojus iš matymo pažinojau visus, aišku, pažinojau ir profesorių Merkelį Račkauską, bet man atrodė jis visada kažkoks niūrus ir piktokas, kai pasižiūrėdavo pro akinių viršų, tai jau atrodo geriau nesimaišyk po kojų. Na ir vieną dieną katedroje per pertrauką buvo dėstytojų ir aš buvau ir įeina profesorius Merkelis Račkauskas, pasisveikina, visi atsako, na ir aš žinoma atsakau. Tada pasižiūri į mane ir sako, tu kelinto kurso? Antro. Sako, tai gal žinai, kaip graikiškai žmogus? Kaip čia gali nežinoti antrame kurse? Oho, antropos. Tai sako, o gal dar ir linksniuoti moki? Moku, išlinksniuoju. Toliau klausia manęs, o tai gal lotyniškai hegzametrą moki paskaityti? Irgi moku. Ko čia nemokysi? Tai profesorius sako, o tai kuo tu vardu? Irena, žinai, sako, tu man rytoj po pietų apie 2 paskambink į namus. Rasi katedroje telefoną, paskambinti, paskambinsiu. Bet jo ta 2 valanda artėjo, jo mano baimė didėjo, galvoju, tai kodėl čia turiu dabar skambinti, matyt negerai išlinksniavau. Na ir kaip jau reikėjo skambinti, tai tikrai labai bijojau. Bet kadangi pažadėjau, tai turėjau paskambinti. Paskambinu, atsiliepia profesorius. Tai aš jau taip iš karto ir sakau, čia tai laborantė iš klasikinės filologijos katedros. Tyla. Tai toliau sakau, profesoriau, prašyte mane paskambinti. Gerai, sako. Ar rytoj gali ateiti pas mane į namus 6 valandą vakare? Sako, aš gyvenu mokslininkų namuose, adresą susirasi, čia man reikia padėjėjos, aš išverčiau tokią knygą, atsiuntė man korektūrą, bet vienas tai aš čia labai ilgai skaitysiu, tu man padėsi. Gerai, sakau. Na ir dabar galvoju, per reikalą aš čia sakiau, kad tą hegzametrą moku, iš tiesų tai nelabai, bet reikės matyti eiti. Na ir žinoma, kaip jau buvo ta 6 valanda, tai jau visiškai buvau persigandusi, žiūriu, kad dar 1 minutė, tai gal čia dar sugrįžti man, bet kažkaip nepatogu prieš profesorių. Tai jau įsivaizdavau, kaip pradarys duris, kaip jau pasižiūrės į mane. Bet skambinu jau lygiai 6, tarp kitko niekada nesu pavėlavusi. Tai skambinu ir
atidaro duris, prasiveria duris taip plačiai. Pasirodo profesorius, šypsosi ir sako: labas, Irute, kaip gerai, kad atėjai. Ir dingo mano baimė visam laikui. Pasakė, prašau užeiti, užėjau. Stovi profesorius prieš mane ir sako, pirmiausia ištiesia ranką, na tai ir aš paduodu. Pasveikina ir sako man, matai, moteris vyrui pirma turi ranką ištiesti. Pagalvojau, aš, moteris, keista kažkaip. Ir turiu pasakyti, kad visą tą korektūrišką laiką profesorius labai kantriai mokė manęs visokio etiketo. Paskui jau padėjo nusvilti paltą, pakabino, atidarė kabineto duris ir sako, užeikime čia, mes dirbsim. Profesorius gyveno mokslininkų namuose, 2 kambarių bute. Tas kabinetas buvo toks nedidukas ir stovėjo ten didelis rašomasis stalas. Tai kai profesorius užėjo, o pirmą tarp kitko įleido mane, paskui užėjo ir vėl ranka parodė, į kurią pusę čia už stalo man sėsti, pats atėjo priešai stalą. Tai aš taip ir stoviu ir jis stovi ir šypsosi, sako, nu matai, kol moteris neatsisėda, vyras atsisėsti negali. Tai jau tada aš atsisėdau. Tai profesorius sako, dabar turiu tau pasakyti dėl darbo. Viską gerai paklausyk ir pasakyk, ar sutinki. Mat vakar tai aš tavęs, kai išgirdau, kaip tu pasakei, labas, man kažkaip įstrigo tavo balsas. Paskui pagalvojau, o kaip čia tu kitą kalbą kalbė. Tai paprašiau, kad tą antropos išlinksniuotų. Man pasirodė tavo balsas tinkamas. Tada man rūpėjo, o kaip tu kalbi telefonu. Tai paprašiau, kad paskambinčiau. Sako, kaip viską išklausiau, tada nusprendžiau, kad tokio balso aš galiu klausytis. Nes sako, labai jau nemėgstu visokių gergždžiančių balsų. Tai dabar, jeigu viską mes aptarę sutarsime, jeigu sutiksi, tai man šiek tiek pagelbėsi. Matai, sako, aš išverčiau knygą Lucrecijos de Rerum Natura ir atsiuntė pirmąją korektūrą. Jeigu skaitysiu vienas, bus labai ilgai. O tu paskaitysi, o aš taisysiu. Kadangi knyga numanoma leisti, kad vienoje pusėje būtų lotyniškas tekstas, kitame puslapyje lietuviškas tekstas, abu tekstai hegzametru, tai pirma tu skaitysi vieną puslapį lotyniškai hegzametru, antrą lietuviškai taip pat hegzametru. Tik tai gaila, kad esi antro kurso, kaip čia bus su tuo hegzametru. Na, bet pabandysim. Ir dabar sako, kaip paskaitysim tą pirmąją korektūrą, tai aš tau užmokėsiu. Nes čia ne katedros reikalas, čia privatus dalykas. Ir turiu pasakyti, kad profesorius, mes skaitėme tą korektūrą beveik 2 mėnesius, nuo 6 vakaro iki 9. Ir už tą darbą profesorius man užmokėjo 25 rublius. Na, o stipendija mano buvo 21 rublis, taip kad dar tokia papildoma per 2 mėnesių stipendija, tai buvo labai gerai. Na ir dabar profesorius sako, dirbsime taip. Tu 15 minučių skaitysi, paskui 10 minučių
ilsėsis, galėsi patylėti, kad pailsėtų tavo balsas, o aš tau ką nors papasakosiu. Na, tai žinoma, įdomiausios ir vertingiausios buvo vis tos 10 minučių, kada profesorius pasakojo. Na, išdėstė tą visą tuos lapus ir sako, pradedam dirbti. Pasiimu aš tą lotynišką lapą, taip jau drebėdama, ir pradedu skaityti. Paskaitau pirmą eilutę, tyla. Paskaitau antrą eilutę, tyla. Paskaitau trečią eilutę, paskutinis toks ilgas žodis. Profesorius prideda ranką prie ausies ir sako, kaip? Tai aš skaitau iš naujo, bet jau žinau, kad tarti kažkaip reikia kitaip. Tai profesorius nusišypso ir sako, tu ne tokia durna kaip tas Morkus. Tai aš, kažkas matyt kitas skaitė. Tai sako, aš ją, sakau, skaityk dar kartą. Jis skaito vėl taip pat. Nu taigi aš ne kurčias, sako. Tai turiu prisipažinti, kad iš pradžios profesorius dažnai tą ranką kėlė prie ausies. Bet paskui vis lėčiau ir lėčiau. Na tai taip mes dirbome nuo 6 iki 9 valandos. Na ir pirmoji pertraukėlė, jis sako, dabar tu patylėk, kad tavo balsas pailsėtų. Na ir pastūmė prie manęs tokią plytelę šokolado, išvyniojo ir sako, per tas pertraukas tu valgysi šokoladą, kad balsas atsigautų, o aš tau ką nors papasakosiu. Dar turiu pasakyti, kad tai profesorius sako, kad 9 valandą aš vakarieniauju ir niekada nevakarieniauju vienas. Kas nors ateina ir tu būtinai pasiliksi. Todėl, kad, sako, na, studentai visada alkani. Ir, žodžiu, na, paklausysi, kokie bus mano svečiai. Tai dabar per tą pirmąją pertraukėlę jisai sako, kad bus dar ir antra korektūra, bet čia taip negreitai. Na ir turiu aš pasakyti, kad gaila tos antros korektūros nebuvo. Ir profesorius vėliau, kai aš po tos pirmosios korektūros išvažiavau namo į kaimą, tai profesorius sakė, kad parašys man kaip ten su ta antra korektūra. Ir gavau aš laišką profesoriaus, kad tos antrosios korektūros nebus. Na ir paaiškino, kodėl nebus, ir aš, atsiprašau, norėčiau net paskaityti, kaip profesorius sakė, kodėl, kokia ten priežastis. Ir aš su antra korektūra dalykai keisti. Gavusi iš spaustuvės pataisytą pirmą korektūrą, leidykla pati susitvarkė, manęs neatsiklausdama. Tik redaktorius Bernatavičius man pranešė, kad patys leidyklos korektoriai ir redaktorių Jocaitė atliko visus darbus, reikalingus patikrinimui spaustuvės darbo. Tiesą pasakius, jie tai galėjo padaryti neblogiau, jų ten yra iš tiesų per vyriausiojo redaktoriaus yra šiaip redaktorius, specialusis ir tam ir kitam veikalui redaktorius, techninis redaktorius, korektorius, viršininkas
vyriausiasis korektorius, pirmas korektorius ir šiaip korektorius ir šiaip korektorius apie 40. Tai žodžiu, kad antros korektūros taip ir nebebuvo. Na tai profesorius sako, per tas pertraukėlės aš tau ką nors papasakosiu, o kad tavo balsas jau nepavargtų, tai tu valgyk tą šokoladą. Na tai aš taip žinoma kukliai tą plytelę atsilaužusi per vieną pertraukėlę vieną ir tą suvalgydavau, nes labai būdavo įdomu klausytis profesoriaus. Na ir žinoma, iš eilės, kaip ten profesorius kalbėjo, deja neprisimenu, bet yra nepaprastai tokių dalykų, kurių iš tiesų neįmanoma pamiršti. Ir dabar profesorius, sakykime, pasakoja, sako, kaip tau atrodo, kas žmogui labiau yra vertingiau, kas yra vertingiausia. Na ir norėčiau dar pasakyti iš karto, kad profesorius sakė, skaitysi, tai skaitysi, bet aš neliksiu skolingas ir, kaip sakiau, sumokėsiu. Tai profesorius taip ir atsilygino. Na, o dabar viską man tai papasakojęs, sako, kad dirbsime kiekvieną dieną, 6 valandą ateisi, dirbsime iki 9, o paskui šeštadienį, sekmadienį, tai jau galėsi ir pailsėti. Dabar neatsimenu, aš žinoma iš eilės, kada ką profesorius pasakojo, bet pasakė, kad greitai po naujųjų metų būsią 3 karaliai. Na ir tie 3 karaliai jam yra labai svarbus dalykas, kadangi pats profesorius gimė per 3 karalius. Tai sako, mes tai dirbsim, bet kadangi profesorius gimtadienis, tai jau sveikinti aš neturėčiau ir jokių dovanų griežtai draudžiu. Ir mes, na, jeigu taip tik tai gali mane pasveikinti, o šiaip tai jau nereikia nieko. Na, tai mes taip skaitėm tą korektūrą ir profesorius sako, kad po tos 9 valandos, kaip jau baigėme tą skaitymą, tu turėsi pasilikti. Todėl, kad aš vakarieniauju nuo 9 valandos, 9 valandą visą vakarienę, turiu aš pagalbininką, rūmų komendantą, kadangi mokslininkų namuose profesorius gyveno. Ir buvo komendantas Mironas ir visada ateidavo profesorių ruošti vakarienės. Tai va, sako, tai vakarieniai 9 valandai pasiliksi. Aš niekada nevakarieniauju vienas. Kas nors ateina, paprastai ateina giminaičiai arba kokie artimi bičiuliai. Na ir tada, žodžiu, galėsime toliau pabendrauti. Tai tų visų vakarų, aišku, aš iš eilės neatsimenu, bet tai buvo turbūt pats įdomiausias mano gyvenimo laikotarpis, nes įvairių žmonių ateidavo ir labai būdavo įdomu klausytis. Na ir per vieną tokią pertraukėlę, tos pertraukėlės irgi buvo nepaprastai įdomios, kadangi profesorius sakydavo, tavo balsas turi pailsėti, o aš tau ką nors papasakosiu. Tai profesorius yra pasakojęs daug
labai įdomių dalykų, daug tokių pamastymų. Na ir žinoma, vieną kartą manęs klausė, sako, kaip tau atrodo, kas yra vertingiau, meilė ar pagarba. Tai kol aš čia galvojau, kaip čia man atsakyti, profesorius sako, žinau, kad dar neišmanai tokių dalykų. Aš tau pats pasakysiu. Sako, matai, jeigu kas kada tau pasakys, kad myli, tai čia jau labai nesidžiaug. Bet jeigu pasakys, kad gerbiu, tai jau gali būti laiminga. Na, o jeigu yra ir meilė, ir pagarba, tai čia jau labai vertingas dalykas. Na ir sako, kad žmogus ne visada gali atsakyti tuo pačiu. Tas, kuris jaučia pagarbą ir meilę, paprastai yra labai laimingas. Na, o tas, kuris patiria tą jausmą ir meilę ir pagarbą, kad ir pats nemyli, bet vis tiek yra laimingas. Na, per kitą pertraukėlę profesorius vėlgi manęs paklausė. Sako, norėčiau paklausti, kodėl taip elgiasi moteris, bet kadangi esi dar tokia jauna, tai nežinai. Aš pats savo pasakysiu. Ir sako, neseniai aš gavau laišką iš jaunų dienų bičiulės. Ir ji labai prašo susitikti. Taigi niekaip nesuprantu, kodėl visos moteris daro šitokią klaidą, kodėl taip klysta. Ir kam senatvėje reikia susitikti kažkada jaunystėje mylėtą žmogų. Sako, tik tu šitaip niekada nedaryk. Tai turiu pasakyti, kad niekada ir nedarau. Tai profesorius sako, neseniai gavau laišką iš jaunų dienų bičiulės. Ir šitai prašo manęs, kad susitiktume. Tai aš parašiau laišką, kad nereikia susitikti. Ir sako, paklausyk, ką aš jai parašiau. Profesorius nuėjo pasiimti savo laiško, o aš jau ir tada supratau, kad profesorius iš tiesų gerbė moteris ir taip tiesiai pasakyti, na, iš tų ankstesnių laikų pasakyti senai moteriai, nebemylimai, kad aš tavęs nemyliu, tai reikia būti labai aukštos kultūros žmogumi ir labai gerbti moterį. Tai va, profesorius ir skaito tą laišką. Paskaitė vienintelį sakinį, kurio aš tikrai niekada nepamiršau ir galiu tiksliai pacituoti. Ir tada labai jau toks jaudinantis sakinys ir visą gyvenimą prisimenu. Taigi profesorius sako, rašau, nereikia susitikti, nes aš jau pagyvenęs ir tu nebe jaunutė ir mūsų meilė jau nebe ta. Tai iš tiesų buvo taip labai gražu. Na ir žinoma, daug visokių dalykų profesorius pasakojo, labai įdomių. Kai kada matydavau, kai ko paklausti, kai pavyzdžiui profesorius buvo užsienyje, tada mes sakydavome taip, kai buvo Paryžiuje, bet profesorius tik atsidusdavo ir sakydavo taip ir daugiau nieko. Na ir
Tai tokie buvo mūsų darbai. Kaip jau čia sakiau, antros korektūros gaila, bet jau nebebuvo. Mes skaitėme tą korektūrą, čia ponia Audronė taip gražiai papasakoja apie tą knygą Lucretius de Rerum Natura. Džiaugiuosi, kad kaip tik šitos knygos korektūrą teko skaityti, teko perskaityti ją visą ir lietuviškai, ir lotyniškai. Skaitėme mes beveik 2 mėnesius, kasdien, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius. Na ir per tas pertraukėlės, aišku, labai daug gražių dalykų išgirdau. Na ir būdavo nemažiau įdomios ir tos vakarienės. 9 valandą jau būdavo stalas padengtas ir ateidavo dažniausiai profesoriaus giminaičiai arba, kaip sakė, artimi bičiuliai. Iš profesoriaus giminaičių prisimenu, vieną kartą yra buvusi dukra Marija, bet kažkaip mažai kalbėjo, daugiau klausėsi. Taip pat labai maloniai prisimenu vyriausią profesoriaus anūką Tomą Venclovą. Buvo 2 kartus, labai įdomiai pasakojo. Ir paskui ateidavo ir kitas profesoriaus anūkas Andrius Cvirka. Kartais vienas, kartais su būsima savo žmona Birute. Jie tada buvo Dailės instituto 2 kurso studentai. Na ir būdavo, žinoma, ir kitų svečių. Yra buvęs ir profesorius Mažiulis. Na, taip toks nekalbus, mažai kalbėjo. Per vieną tą tokią, kaip aš sakau, šokoladinę pertraukėlę profesorius manęs klausė. Sako, šiandien per vakarienę bus Gieda gaideliai. Aš sakau, kaip čia, kokie dar Gieda gaideliai? O tu ką neskaitai Gieda gaideliai? Tai skaičiau ir nežinai, kas parašė. Kaipgi nežinosiu, žinau, taigi Juozas Baltušis. Tai va matai, sako, jis viena ausim negirdi. Ir kai žmogus sėdi iš tos pusės, iš kurios rašytojas negirdi, tai jis vis galvoja, kad nieko daugiau žmonės nekalba tik apie jo kūrybą. Klauso Baltušis, o paskui ir sako, Gieda gaideliai, aš parašiau aš. Tai sako, aš tada jį ir vadinu Gieda gaideliai. Tai man teko garbė 2 kartus girdėti, klausytis Juozą Baltušį. Na, žinoma, čia būtų per drąsu pasakoti jo pasakojimus, todėl kad labai įdomu būdavo jo klausyti. Tai vieną kartą aš išdrįsau ir sakau, tai rašytojau, gal papasakokit apie aktorę Moniką Mironaitę. Pasižiūrėjo mane ir sako, o Monika, tokios moters antros pasaulyje nėra ir nebus. Ir viskas, daugiau nieko, kaip ir neišgirdau. Na ir tai taip mes dirbome, kaip sakiau, 2 mėnesius. Kiekvieną dieną teko bendrauti, maždaug 5 valandas su profesoriumi. Ir tikrai buvo labai įdomus ir laimingas tas laikas. Profesorius, kadangi dėl tos antros korektūros nelabai buvo aišku, ir aš išvažiavau atostogų į kaimą, į namus, tai profesorius sakė, kad rašysies dėl tos korektūros, aš čia jau šiek tiek paskaičiau. Ir paskui profesorius kitame laiške parašė apie vienatvę, nes aš vis galvodavau,
kaip profesoriui nepabosta kiekvieną vakarą vakarieniauti ir vis prisikviesti žmonių. Na ir profesorius apie tą vienatvę viename laiške man į tą mano kaimą štai ką yra rašęs, norėčiau paskaityti. Ir aš kitados suprasdavau, kad vienišam, užsidariusiam būti nėra geras dalykas, bet šito savo palinkimo įveikti negalėdavau. Šiek tiek ramindavaus tada dėl tos silpnybės, kad pajausdavau, jog grįžęs iš subuvimo su žmonėmis atrodžiau savo menkesnis ir mažavertiškesnis negu prieš subuvimą. O tuo tarpu Aristotelis tvirtina, kad žmogus, koks jis bebūtų, pirmiausia yra ir turi būti zoon politikon, visuomeninis gyvūnas. Ir vienišas neprivalo būti, nes vienišas būna tik 2 kart savo gyvenime. Vienišas gimsta ir vienišas miršta. Šiaip visą laiką turi bendrauti su savo panašiais padarais. Kitaip jis bus nebe žmogus, arba dievas, arba gyvulys. Na, taip ir aš padariau ir dabar nebetraukia manęs vienatvė, nebevengiu žmonių, susibūrimų, žinoma, tokių susibūrimų, kurie atsako mano skonį ir poreikius. Na tai dar per vieną tokią pertraukėlę profesorius man sako, tai buvo prieš Kalėdas, sako, tu žinai, po Kalėdų yra 3 karaliai. Taigi aš gimiau per 3 karalius. Bet tarp kitko profesorius visada sakė, gimiau per 3 karalius. Ir tos datos naujoviškos sausio 18 rodos nepripažino. Tai dabar sako, per 3 karalius, tai tu jau čia dovanų nenešk, gali pasveikinti taip. Na, kai atėjo tie 3 karaliai, tai aš galvoju, tai kaip čia taip ateisiu ir sakysiu, profesoriaus sugimimo diena, kažkaip ne šiaip, nei taip. Tai nutariau, kad gėlė galbūt ne dovana, tai aš padovanosiu kokią nors gėlę. Na, tais laikais tų tokių skintų gėlių kaip dabar nebuvo. Ir kai užėjau į gėlių parduotuvę, buvo tik vazonėliuose šiek tiek gėlių. Pamačiau ciklamenus ir galvojau, o gal ten buvo raudoni ir balti ciklamenai. Vėlgi pagalvojau, kaip čia su tuo etiketu, kokia čia tą gėlę pirkti, pagalvojau ir ištiesiau ranką prie raudono ciklameno. Suviniojo. Vėlgi ateinu jau pas profesorių vėl, taip bijau skambinti. Galvoju, kaip čia sakė, nieko, aš ateinu su tą suviniota gėlę. Paskambinu, atidaro profesorius duris, įeinu ir iš karto tiesiu ir sakau, profesoriaus sugimimo diena, čia ne dovana, čia gėlė. Profesorius sako, ačiū, Irutė, ačiū. Ir jie prašė užeiti tada mes jau dirbom kitame didesnėme kambaryje. Išviniojo tą gėlę, ateina su ta gėlė, žinoma, stoviu. Prieina su ta gėlė ir sako, ar žinai, šiandien man 79. Ar aš tau atrodau senas? Aš taip galvoju, 2 kurso studentė. Ir čia 79. Bet taip susikaupiu ir sakau, ne, profesoriau, jūs visai nesenas. Profesorius nusišypsojo ir sako, atsimink visam gyvenimui, senų žmonių nėra.
yra tik pagyvenę. Sako, o gėlė labai graži, o kaip jį vadinasi? Aš sakau, ciklamenas. Pasižiūrėjo mane ir sako, raudonas ciklamenas. Tai aš pats rūpinsiuosi tą gėlę, tai tu man tik pasakyk, kaip ją prižiūrėti. Na ir paskui kiekvieną kartą, kaip jau mes pradėdavome darbus, tai profesorius ir pradėdavo nuo to raudono ciklameno. Sako, pažiūrėk, kaip gražiai žydi. Na ir tiesą pasakius, visą laiką taip ir žydėjo tas raudonas ciklamenas. Na tai norėčiau pasakyti, kad savo tuos prisiminimus kolegių paskatinta aš užrašiau. Na ir kartą yra toks laikraštis Mokslo Lietuva. Tuos mano atsiminimus apie profesorių Račkauską išspausdino. Tai buvo 2000 jau. 13 metų birželio mėnesio 11 ir 12 numeriai. Ir čia aš tik tai mažytę dalelytę pasakiau, jeigu kas norėtų paskaityti tą Mokslo Lietuvą, tai yra 13 metų laikraštyje. 11 ir 12 numeris, tai čia yra pradžia. Raudonas ciklamenas, tų metų nuotraukos ir, žodžiu, taip stengiausi pasidalinti prisiminimais. Ačiū labai, mielai, tikrai buvo labai